dar net nuo studijų mano laikų, kada aš Vilniuje studijavau ir Kaunas nebuvo labai pažįstamas, tai mums studentams jis toksai, buvo gaubiamas tokios truputėlį paslapties, truputėlį kažkokio tai, tokio neaiškumo ir keletą kartų studijų metu vykdavom su traukinuku į Kauną, išgerti kavos, pavaikščioti po tą garsiąją Laisvės alėją, pasižiūrėti tarpukario tokių pastatų, nes Vilnius buvo visiškai skirtingas miestas, internacionalinis, su rusų kalba ir taip toliau, o čia buvo tokia mums visiškai kitoks pasaulis. Tai tas nuo studentavimo laikų ir po to atvykus labai įsiminė. Bet vis tiek, bent jau man asmeniškai, Kaunas išliko tokia tikros Lietuvos tokia salelė, kur atvykęs vis tiek pasijautė, arba čia gyvendamas šitą miestę, šiek tiek kitaip negu Klaipėdoje ar Vilniuje. Ten nepyksta nei klaipėdiečiai, nei vilniečiai, tai yra puikūs miestai ir tikrai ten visada malonu būti, bet Kaunas yra Kaunas. Pasikeitimai mieste yra didžiuliai. Ir pirmiausia tai, kad, man atrodo, jaunimo ypatingai tarpe Kaunas yra suvokiamas kaip vieta, kur tikrai jie gyvena, kūrė ir kur yra labai didelės galimybės. Netgi, sakyčiau, kada lygina dabar jauni žmonės ir galimybę savo tame pačiame Vilniuje, jau aiškiai matosi, kad ten artėja prie galimybių ribos. Kaunas šitą dalyką atveria dar ne taip jau seniai ir todėl čia naujausios galimybės, kaip aš minėjau, kad man atvykstant į čia atsivėrė naujos galimybės su nauju universitetu, taip Kauno jaunimui atsiveria Kaunas kaip dar neišnaudota erdvė, puikia labai erdvė darbui, kūrybai, inovacijoms, verslui, bet kam. Kaunas tampa tokiu labai patrauklia vieta mokytis pirmiausia, studijuoti, nes čia rasti viską, ką tik tai Lietuvoje galima pasiūlyti ir ką galima užsienyje gauti, nes universitetai yra atviri, bendraujantys su visais pasaulio universitetais. O, kaip jau sakiau, ypatingai tie studentai, kurie dabar įstos iki jų baigimo, tų galimybių Kaune bus daugiau, negu kad galės studentai ir baigę absolventai jas patenkinti. Ir taip bus dar kurį laiką, taip kad šita karta, kuri turi galimybę stoti štai dabar į universitetus, tik į Kauną. Aš sakyčiau, kad Kaunas labai stipriai turi sąryšį tarp praeities, dabarties ir matymo į ateitį. Yra miestai, kurie gali pasigirti labai savo išdidžia kilnia senove. Kaunas irgi toksai. Bet manau, kad jo stiprybė yra ta praeitis, kuri žadino Lietuvą, kuri tarpukaryje iš čia sklydo į Lietuvą visos idėjos. Kaunas buvo Lietuvos širdis ir tas laikotarpis atgimimo Kaunas irgi tikrai buvo vienas iš tų generatorių idėjų. Netgi tą patį Vytauto didžiojo universiteto, jeigu paminėtumėm, tai yra 89 metai atkūrimas universiteto. Viena turbūt, jeigu ne pati, ne pirmoji, tai viena iš pirmųjų įstaigų, organizacijų, kuri atkurta kaip nepriklausomos Lietuvos, nors tada Lietuva dar nebuvo nepriklausoma. Ir štai tas perėjimas nuo tos praeities, kuri davė tiek daug Lietuvai, per dabartį ir išėjimas į ateitį, va čia yra pati didžiausia stiprybė. Nei vienas miestas negali pasigirti tokiu geru potencialu, tokia gera sąveika ar integracija tos nelabai tolimos praeities ir tos ateities, kuri vieno žmogaus kartai yra labai svarbi ir pagrindinė. Kaunas galbūt neužsiėmė pačių pirmaujančių pozicijų tuo laikotarpiu po nepriklausomybės, kaip sakiau, ar su statiniais, ar su kokiais nors verslais, bet į jį dabar pradeda ateiti jau subrendusios idėjos, ateina įmonės, užsienio kapitalas,
pats miestas yra susivokęs, kas jis yra ir kas jis nori būti, ir tos inovacijos, mokslo trauka, mokslo sala universitete, sportas, kas jaunimui yra labai svarbu. Visa tai konsoliduojasi į tokį labai puikų tokį monolitą, kuriame viskas yra jau kas geriausia. Ir tos perspektyvos leidžia tikėtis, kad po 10 ar ten 20 metų Kaunas pasidarys toks ypatingas Lietuvoje miestas, į kurį, sakykime, trauka bus žymiai stipresnė negu į kitus miestus. Šis procesas dabar vyksta ir tikėkime, kad jis atves Kauną į tokią vietą, kur kiekvienas lietuvis, jeigu jau negalės gyventi, tai bent norės atvažiuoti pabūti čia.